Sveiki, jūsų dėmesio į savaitinę svarbiausių geopolitinių įvykių ir procesų laida Savaitės vektoriai. Šiandien seksime karštais Jungtinių valstijų karių pėdsakais Venesueloje. Mat jau praėjusioje laidoje kalbėjau apie tai, kad Amerikai sutelkus tokias didelės pajėgas prie Venesuelos krantų, beveik nebuvo abejojama, kad bus bandoma pakeisti Nikolo Maduro Venesuelos režimą. Klausimas buvo tik kaip ir kada tai bus daroma. O Donaldas Trumpas ilgai nelaukė, mat jau šeštadienio naktį Venesuelos sostinės Karakaso gyventojai pabudo nuo sprogimų. Gabriela Marquez miegojo savo namuose rytinėje Karakaso dalyje, kai ją pažadino brolis. Jis jai pasakė, kad Jungtinės valstijos pradėjo puolimą prieš Maduro režimą. Jie tikrai bombarduoja, sakė brolis. Marquez nubėgo ant savo namo stogo, nakties dangų užpildė virš galvos skraidančių lėktuvų gausmas. Buvo girdėti tik sprogimai. Žurnalistams vėliau pasakojo moteris. Ta naktį visame Karakase gyventojai pranešė apie sprogimus, kurie sudrebino jų langus. Šeimos slėpėsi po baldais, kiti išbėgo į gatves filmuoti dūmų stulpus ir žemai skraidančius amerikiečių lėktuvus virš savo sostinės. Vėliau jie prisijungė prie VPN, kad galėtų naudotis YouTube ir socialinių tinklų X, kurie yra užblokuoti Venesueloje, tam, kad sužinotų, kas vyksta jų šalyje. O pasaulio reakcija į įvykius Venesueloje buvo greita. Ypač neigiamas reakcijas buvo iš Lotynų Amerikos. Nieko nuostabaus, kad kairiųjų pažiūrų lyderiai, kurie kovojo su prezidento Trumpo prekybos ir muito politika, buvo pasipiktinę. Maduro sąjungininkai, tokie kaip Kuba ir Rusija, kaip ir buvo galima tikėtis, pasmerkė Amerikos intervenciją. Tai buvo nepaisant to, kad Rusija pati prieš beveik 4 metus įsiveržė į Ukrainą. Kai kurie pareigūnai, tokie kaip aukštas Meksikos pareigūnas, sakė, kad Trumpas tiesiog siekia Venesuelos didelių naftos telkinių perėmimo. Na, o Rusija prieš 4 metus įsiveržusi į Ukrainą ir ten tebesitęsiantį karą pasmerkė Amerikos karinę operaciją kaip ginkluotą agresiją prieš Venesuelą. Rusijos užsienio reikalų ministerija savo pareiškime Amerikos ataką pavadino labai keliančią susirūpinimą. Ji pridūrė, kad ideologinis priešiškumas nugalėjo verslo pragmatizmą. Rusija pareiškė, kad remia Venesuelos vadovybę. Ji paragino skubiai sušaukti Jungtinių tautų saugumos tarybos posėdį, kuriame būtų aptarta Amerikos intervencija. Kinija buvo nemažiau pasipiktinusi. Pekinas pareiškė, kad yra giliai sukrėstas Maduro nušalinimu. Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad tokie Jungtinių valstijų veiksmai rimtai pažeidžia tarptautinę teisę ir Venesuelos suverenitetą bei kelia grėsmę taikai ir saugumui Lotynų Amerikoje ir Karibų regione. Jungtinės tautos įspėjo, kad įvykiai Karakase sudaro pavojingą precedentą. Tuo tarpu europiečiai buvo labiausiai susirūpinę Ukrainą. Jie padėjo prezidentui Volodymyrui Zelenskiui patobulinti taikos pasiūlymą, kuris tenkintų Trumpą ir būtų pateiktas Rusijai. O Rusija jau aiškiai pareiškė, kad pasiūlymas jo dabartinė forma nedomina. Šeštadienį pagrindinių Europos šalių nacionalinio saugumo patarėjai susitiko Kijeve šiuo klausimu. Europiečiams Ukraina yra strategiškai svarbesnė nei Maduro likimas. O kas bus toliau neaišku. Trumpas padarė prieštaringus pareiškimus. Jis kandidatavo į prezidentus žadėdamas, kad Jungtinės valstijos nedalyvaus režimų keitimo karuose. Tačiau dabar jis sako, kad Amerikos pareigūnai bus atsakingi už Venesuelą. Jis žada atstatyti šalį ir visiems kyla paprastas klausimas, kas bus toliau. Na, o kaip Jungtinėms valstijoms pavyko surengti tokią sėkmingą operaciją, kai per kelias valandas specialiųjų pajėgų kariai sučiupo režimo lyderį Nikolą Maduro ir išsigabeno į Jungtinės valstijas. Didžiausios Amerikos žiniasklaidos priemonės jau skelbė slaptosios operacijos detalės. Operacija, kuri užbaigė beveik 13 metų trukusią Nikolo Maduro valdžią. Prasidėjo kelis mėnesius prieš pirmąją bombą, kuri nukrito ant Karakaso. Tai buvo misija pagrįsta slaptumu, tikslė žvalgyba ir galinga karinė jėga. Pernai rugpjūčio mėnesį CŽV pareigūnų komandos nariai įsiskverbė į Venesuelą. Jie turėjo planą surinkti informaciją apie Maduro, kurį Trumpo administracija buvo pavadinusi narkoteroristu. CŽV komanda keliavo po Karakasą mėnesius, likdama nepastebėta. Amerikos ambasadai Venesueloje uždarius duris, CŽV pareigūnai negalėjo veikti naudodamiesi diplomatinės apsaugos priedanga. Tai padarė misiją dar labiau pavojingesnė. Tačiau nepaisant to, ji buvo labai sėkmingai įvykdyta. Jungtinių valstijų kariuomenės vadas generolas Denas Keinas spaudos konferencijoje paaiškino, ką žvalgybos komanda pasiekė. Dėl komandos surinktos žvalgybinės informacijos Jungtinės valstijos žinojo, kur Maduro judėjo, ką valgė ir net kokius gyvūnus laikė. Ši informacija buvo labai svarbi tolesniai kariniai operacijai. CŽV pareigūnai nebuvo vieninteliai, kurie rinko žvalgybinę informaciją. Jiems padėjo artimi Maduro žmonės, kažkas iš Venesuelos lyderio artimiausios aplinkos žmonių.
Jie taip pat turėjo slaptų dronų parką, kuris slapta skraidė virš Venesuelos. Šie ištekliai leido agentūrai sudaryti išsamų Maduro kasdienio gyvenimo planą. Tuo tarpu nuo rugpjūčio Jungtinės valstijos surinko įspūdingą karinę jėgą prie Venesuelos sienų. Karo laivai, naikintuvai ir maždaug 15 000 karių buvo dislokuoti Karibų jūroje. Bombonešiai reguliariai vykdė jėgos demonstravimo misijas. Buvo žinoma, kad Pietų Amerikos šalyje yra amerikiečių žvalgybos pareigūnų. Pentagonas paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip Karibų jūros regione dislokuotos amerikiečių pajėgos treniruojasi šturmuoti kompleksus ir vykdyti naktinės skrydžio operacijas. Jie taip pat paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti dešimtis oro smūgių į tariamus narkotikų kontrabandos laivus. Vis dėlto, kai kurie abiejų šalių politikai ir analitikai abejojo, ar Trumpas iš tikrųjų įgyvendins savo planą. Juk jis kandidatavo į prezidento postą, žadėdamas, kad Jungtinės valstijos nedalyvaus pasaulio valstybių režimų keitimo karuose. Kol tęsiasi karinių pajėgų stiprinimas, Delta Force komandos rengėsi šturmui. Kentukyje Jungtinių specialiųjų operacijų vadavietė pastatė tikro dydžio Maduro komplekso modelį. Komandos repetavo išlaisvinimą šioje pastato kopijoje. Jos treniravosi vis greičiau sprogdinti plieninės duris. Jos kartodavo operaciją vėl ir vėl, kaskart vis greičiau. Jungtinės valstijos taip pat vykdė tai, ką pareigūnai vadino parengiamąją kampaniją. Kelis mėnesius Amerikos karinės pajėgos sunaikino dešimtis laivų Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Per šias operacijas žuvo mažiausiai 115 žmonių. CŽV netgi surengė dronų smūgį Venesuelos uostui savaitę prieš galutinę operaciją. Na, o paskutinėmis dienomis Maduro žinojo, kad kažkas artėja. Jis keitė 6-8 savo buvimo vietas. Jungtinės valstijos ne visada sužinodavo, kur jis ketina apsistoti, net iki pat vėlyvos nakties. Norėdami įvykdyti operaciją, Amerikos karinės pajėgos turėjo gauti patvirtinimą, kad Maduro yra komplekse, kurį jos buvo pasirengusios pulti. Gruodžio 23 dieną Maduro pateikė paskutinės minutės pasiūlymą. Jis sakė, kad leistų Jungtinėms valstijoms naudotis Venesuelos naftos ištekliais. Tikino, kad paliktų šalį ir išvyktų į Turkiją. Tačiau, pasak Amerikos pareigūnų, Maduro supyko ir dėl to atmetė šį planą, kai buvo aptariamos jo detalės išsamiau. Buvo aišku, kad Maduro neketino išvykti. Derybų žlugimas sudarė sąlygas pagrobimo operacijai. Trumpas leido Amerikos kariuomeniai pradėti operaciją jau gruodžio 25-ąją per Kalėdas, tačiau jis paliko tikslaus laiko pasirinkimą Pentagono pareigūnams ir specialiųjų operacijų planuotojams. Jie turėjo užtikrinti, kad puolimo pajėgos būtų pasirengusios ir kad sąlygos vietoje būtų optimalios. Jungtinių valstijų kariuomenė norėjo operaciją vykdyti per šventes. Daugelis vyriausybės pareigūnų buvo atostogose, o didelė dalis Venesuelos kariuomenės personalo taip pat atostogavo. Tai sumažintų pasipriešinimą, tačiau netipiškai blogas oras operaciją atidėjo kelioms dienoms. Amerikos pajėgos keletą kartų bandė pradėti išlaisvinimo operaciją, įskaitant Kalėdas ir Naujųjų metų dieną. Ankstesnius bandymus sutrukdė oras. Bombonešiai, naikintuvai ir degalų papildymo lėktuvai, kurie buvo atskridę į Karibų jūrą iš savo bazių kontinentinėje Amerikos dalyje, buvo įpareigoti grįžti atgal. Tačiau šią savaitę oras pasitaisė. Vienas pareigūnas sakė, kad jei prasti orai nebūtų pasikeitę, operacija būtų atidėta iki sausio vidurio. Viskas, kas buvo reikalinga operacijai, buvo paruošta iki gruodžio pabaigos. Trumpas laukė, ar Maduro pats atsisakys valdžios. Kai jau galiausiai nusprendė, kad diplomatinės priemonės jau išnaudotos, Trumpas galiausiai davė sutikimą operacijai. Operacija oficialiai prasidėjo penktadienį, sausio 2, apie 4:30 popiet. Amerikos pareigūnai davė pirmąjį leidimą pradėti vykdyti tikruosius veiksmus. Tačiau tai nereiškia, kad visa misija bus pabaigta. Mat per kitas 6 valandas pareigūnai toliau stebėjo sąlygas vietoje, pačioje Venesueloje. Jie stebėjo orą, jie sekė Maduro buvimo vietą. Trumpas vakarą praleido savo klubo Mar-a-Lago Floridoje terasoje. Jis vakarieniavo su padėjėjais ir kabineto sekretoriais. Prezidento padėjėjai jam pasakė, kad vėliau tą patį vakarą apie 10:30 jie jam paskambins dėl galutinio patvirtinimo. Penktadienio vakarą Trumpas galiausiai davė žalią šviesą. Operacija Absolute Resolve buvo pradėta. Sėkmės ir Dievo pagalbos karo vadams palinkėjo Trumpas. Ši žinia buvo perduota pasirengusiams Amerikos pajėgoms. Tada Trumpas prisijungė prie savo nacionalinio saugumo pareigūnų saugioje vietoje Mar-a-Lago teritorijoje. Šioje laikinoje saugioje patalpoje Trumpas stebėjo, kaip vyksta viena didžiausių Amerikos operacijų per pastaruosius metus.
Apsuptas aukščiausio rango padėjėjų, Trumpas nuolat buvo informuojamas apie operacijos eigą. Jo komanda stebėjo socialinį tinklą X dideliame ekrane, ieškodama bet kokių žodžio Venesuela paminėjimų. Na, o Venesueloje operacija prasidėjo kibernetinė ataka. Dėl šios operacijos didelė dalis Karakaso liko be elektros. Miestas buvo paskendęs tamsoje. Tai leido lėktuvams, dronams ir sraigtasparniams priartėti nepastebėtiems. Karakaso gyventojai sako, kad lėktuvų triukšmą pradėjo girdėti apie 1:30 nakties vietos laiku. Misijoje dalyvavo daugiau nei 150 karinių Amerikos orlaivių. Tai buvo dronai, naikintuvai ir bombonešiai. Jie pakilo iš 20 skirtingų karinių bazių ir karinių jūrų laivynų laivų visame vakarų pusrutulyje. Na, o Jungtinės valstijos operacijai skyrė milžiniškus oro pajėgumus. Buvo F-18, F-22 ir F-35 naikintuvai. A-18 Growler elektroninio karo lėktuvai, taip pat I-2 Hawkeye valdymo ir kontrolės lėktuvai. Taip pat buvo ir B-1 bombonešiai, kurie gali gabenti po 24 sparnuotosias raketas. Taip pat buvo naudojami nuotoliniu būdu valdomi dronai. Jie visi turėjo užduotį išjungti Venesuelos oro gynybos sistemas. Šeštadienį žurnalistams apie tai pasakojo generolas Keinas. Tikslas buvo užtikrinti saugų sraigtasparnių skrydį. Kai lėktuvai artėjo prie Karakaso, karinės ir žvalgybos agentūros nusprendė, kad jie išlaikė taktinį netikėtumą. Maduro nebuvo įspėtas apie artėjančią operaciją. Ankstyvą šeštadienio rytą Karakase griaudėjo galingi sprogimai. Amerikos kariniai lėktuvai smogė radarams ir oro gynybos baterijoms. Karakaso gyventojus pažadino mažiausiai 3 galingi sprogimai. Visi jie matyt buvo nukreipti į gynybos įrenginius. La Carlota karinėje bazėje sostinės centre buvo pastebėta sudegusių rusiškų priešlėktuvinių raketų. Nors kai kurie socialinėje žiniasklaidoje paskelbti sprogimai atrodė dramatiški, Amerikos pareigūnai teigia, kad daugiausiai buvo naikinami radarai ir radio perdavimo bokštai. Kai kurie Karakaso gyventojai sakė, kad jų elektra išsijungė maždaug tuo metu, kai įvyko ataka. Karakaso šviesos buvo išjungtos dėl tam tikros mūsų turimos kompetencijos, pasakojo Trumpas. Sraigtasparniai, kuriais buvo gabenamos išlaisvinimo pajėgos ir teisėsaugos pareigūnai, kai kuriais momentais skrido tik apie 30 metrų virš vandens. Nors Venesuelos oro gynyba buvo neutralizuota, amerikiečių sraigtasparniai buvo apšaudyti, kai artėjo prie Maduro rezidencijos. Pasak generolo Keino, 2 valandą nakties vietos laiku Amerikos elitinės specialiosios pajėgos Delta Force atvyko prie Maduro rezidencijos. Artėjantis amerikiečių sraigtasparniai buvo apšaudyti. Amerikos pajėgos atsakė galingą jėgą, tvirtino Amerikos kariuomenės vadas. Vienas iš sraigtasparnių buvo apgadintas operacijos metu, bet galėjo toliau skristi ir saugiai grįžo namo. Per visą operaciją buvo sužeista apie 100 tuzino karių, tačiau pasak Trumpo ne vienas amerikietis nežuvo. Delta Force specialiųjų pajėgų kariškiai buvo nugabenti prie Maduro rezidencijos elitinių kariuomenės specialiųjų operacijų aviacijos padalinių. Tai buvo 160 specialiųjų operacijų aviacijos pulkas, kuris skraido modifikuotais sraigtasparniais. Šis pulkas vadinamas nakties medžiotojais. Jie specializuojasi aukštos rizikos, aukšto lygio ir naktinėse misijose. Atsidūrę ant žemės, Delta Force pajėgos greitai judėjo per pastatą ieškodami Maduro. Maždaug už 1300 mylių Floridoje Trumpo viloje pats Trumpas ir jo pagrindiniai padėjėjai stebėjo reidą realiu laiku. Vaizdo transliaciją užtikrino virš galvų esantis įrengti fotoaparatai. Generolas Keinas pasakojo apie įvykius ekrane, o prezidentas užvertė jį klausimais apie operacijos eigą. Aš žiūrėjau tai, tarsi žiūrėčiau televizijos laidą. Per interviu Fox News sakė pats Amerikos vadovas. Kol Trumpas stebėjo reidą iš savo vilos Floridoje, Delta Force pajėgos panaudojo sprogmenį, kad patektų į pastatą. Amerikos pareigūnai sakė, kad specialiųjų operacijų pajėgos susprogdinusios duris per 3 minutės perėjo per pastatą iki pat Maduro buvimo vietos. Pasak Trumpo, kai Amerikos specialiosios pajėgos atvyko į kompleksą, jos apsikeitė šūviais su Venesuelos personalu. Maduro ir jo žmona bandė pabėgti į plienų sutvirtintą saugią patalpą, bet nespėjo laiku uždaryti durų. Trumpas paaiškino, kas įvyko. Jis bandė pasiekti saugią vietą. Tai buvo labai storos ir labai sunkios duris, bet jis nesugebėjo pasiekti tų durų. Jis pasiekė duris, bet nesugebėjo jų uždaryti, paaiškino Trumpas.
Maždaug 5 minutės po įėjimo į pastatą Delta Force pajėgos pranešė, kad Maduro yra sulaikytas. Maduro ir jo žmona pasidavė ir buvo sulaikyti Teisingumo departamento, sakė generolas Keinas. Paryčiais apie 3:30 Maduro ir pirmoji ponė Cilija Flores buvo amerikiečių lėktuve, išskrendančiame iš Venesuelos. Trumpas vėliau paskelbė Maduro nuotrauką į Vodžimą laive po jo sulaikymo. Nuotraukoje Maduro dėvėjo tamsius akinius nuo saulės, buvo surakintas antrankiais ir dėvėjo Nike sportinį kostiumą. Operacija buvo taktinių požiūrį tiksliai ir greitai įvykdyta. Ji išgelbėjo Maduro iš jo šalies be jokių amerikiečių gyvybių netekčių. Tačiau tai turėjo savo kainą. Pasak aukšto rango Venesuelos pareigūno, šeštadienio atakoje Venesueloje žuvo mažiausiai 40 žmonių, tarp jų ir kariai ir civiliai. Šeštadienį Karakase žmonės nerimavo dėl to, kas bus toliau. Kai kurie sakė, kad liks namuose. Kiti stovėjo eilėse, kad nusipirktų maisto ir benzino. Ką dabar Jungtinės valstijos darys su Maduro ir kas nutiks Venesuelai? Pagal paskelbtą kaltinamąjį aktą Maduro ir jo žmona dabar yra kaltinami federaliniais nusikaltimais pietų New Yorko apygardoje. Maduro ir Flores šeštadienio vakare atvyko į New Yorką, kur jie bus laikomi federalinėje areštinėje, kol vyks teismo procesas. Jie netrukus susidurs su visais Amerikos teisingumo rūstybės padariniais Amerikos žemėje ir Amerikos teismuose. Šeštadienį sakė generalinė prokurorė Pam Bondi, turėdama omenyje Maduro ir jo žmoną. Šeštadienį paskelbtas kaltinamasis aktas remiasi 2022 metų kaltinimais. Jame teigiama, kad Maduro vadovavo kokaino kontrabandos verslui, kuris praturtino ir sustiprino Venesuelos politinį ir karinį elitą. 4 punktų kaltinamajame akte nurodyti 6 kaltinamieji, tarp jų Maduro žmona, sūnus ir kiti aukšti vyriausybės pareigūnai. Jie kaltinami dalyvavimu narkoterorizmo sąmokslė, bendradarbiaudami su narkotikų kontrabandininkais, kuriuos Jungtinės valstijos laiko užsienio teroristinėmis organizacijomis. Tarp jų yra Sinaloa kartelis ir Tren de Aragua Venesuelos gauja, kurią prezidentas Trumpas pabrėžė siekdamas įgyvendinti savo griežtą imigracijos politiką. Prokurorai teigia, kad masinio masto narkotikų kontrabanda sutelkė valdžią ir turtus Maduro ir jo šeimos rankose. Tačiau teisinė byla yra tik dalis istorijos. Trumpas šeštadienį padarė šokiruojantį pareiškimą. Jis sakė, kad dabar Venesuelą valdo Amerikos pareigūnai. Jis paskelbė, kad Jungtinės valstijos atstatys šalies naftos infrastruktūrą ir sakė, kad Amerikos naftos kompanijos investuos čia milijardus dolerių. Prezidentas Trumpas sakė, kad Amerikos naftos kompanijos taip pat investuos milijardus į Venesuelą, kad atstatytų jos naftos infrastruktūrą po to, kai Jungtinės valstijos atliks karinę operaciją. Šis pranešimas iš karto sukėlė teisinių klausimų. Atrodo, kad jis pažeidžia Jungtinių tautų chartiją, kurią Jungtinės valstijos yra ratifikavusios. Pagal chartijos 2 straipsnio 4 dalį valstybė negali naudoti jėgos kitos šalies teritorijoje be jos pačios sutikimo, arba jeigu pati šalis net nėra priversta gintis, arba jeigu Jungtinių tautų saugumo tarybos leidimo nėra. Dažniausiai, kai Jungtinės valstijos naudoja jėgą užsienyje be Jungtinių tautų pritarimo, jos tai daro gavusios priimančių šalies vyriausybės leidimą, remdamasis savigynos argumentu. Tačiau asmens areštas, kad jis būtų teisiamas, yra teisėsaugos operacija, o ne savigyna. 1989-aisiais, kai Jungtinės valstijos įsiveržė į Panamą, kad suimtų generolą Manuelį Noriegą, Jungtinių tautų saugumo tarybos dauguma balsavo už invazijos pasmerkimą. Jungtinės valstijos vetavo šią rezoliuciją. Jungtinių tautų generalinė asamblėja 75 balsais prieš 20 nusprendė, kad tai yra akivaizdus tarptautinės teisės ir valstybių nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo pažeidimas. Tai skamba kaip neteisėta okupacija pagal tarptautinę teisę, o pagal vidaus teisę prezidentas neturi to daryti, sakė vienas Jungtinių valstijų teisės mokslininkas. Jutos respublikonas senatorius Maikas Lee šeštadienį rytą socialiniuose tinkluose paskelbė, kad jis nekantriai laukia sužinoti, kas galėtų konstituciniu požiūriu pateisinti šį veiksmą, nesant karo paskelbimo ar leidimo naudoti karinę jėgą. Po kelių valandų Lee pasakė, kad jam paskambino valstybės sekretorius Marco Rubio ir pasakė, kad karinis veiksmas, kurį matėme šį vakarą, buvo panaudotas siekiant apsaugoti ir ginti tuos, kurie vykdė arešto orderį. Lee pridūrė, šis veiksmas tikriausiai patenka į prezidento įgaliojimus pagal Konstitucijos 2 straipsnį apsaugoti Jungtinių valstijų personalą nuo realaus ar gresiančio užpuolimo. Tai vadinama įgimtos apsaugos galios doktrina.
Ši idėja, kilusi XIX amžiaus pabaigoje, reiškia, kad konstitucija įgalioja prezidentą naudoti karinę jėgą federalinio personalo apsaugai, kai jie vykdo federalinius įstatymus. Prezidentui nereikia jokio specialaus įstatyminio kongreso leidimo. Generolas Keinas sakė, kad buvo keletas atvejų, kai sraigtasparniai buvo apšaudyti ir dėl to atsakė ugnimi. Tai gali būti susiję su atskira doktrina. Jie apima dislokuotų vienetų įgimtą teisę šaudyti savigynos tikslais. Tačiau ne viena iš šių priežasčių nepaaiškina, ką Trumpas turėjo omenyje, sakydamas, kad Jungtinės valstijos dabar valdo Venesuelą. Nėra aišku, kiek laiko Jungtinės valstijos ten liks ir kokia valdymo struktūra susiformuos. Galima prisiminti Panamos pavyzdį. 1989-aisiais Guillermo Endara, opozicijos kandidatas, kuris buvo laikomas gegužės mėnesį prezidento rinkimų nugalėtojų, kai Noriega anuliavo jų rezultatus, dar buvo greitai prisagdintas Panamos prezidentu Jungtinių valstijų karinėje bazėje. Tačiau būtent Endara tuomet valdė Panamą. Jis ėmėsi tokių veiksmų kaip Panamos kariuomenės panaikinimas ir naujos nacionalinės policijos pajėgų sukūrimas. Jungtinės valstijos jam padėjo, tačiau prezidentas George'as W. Bushas nesiekė tiesiogiai valdyti Panamos. Venesueloje situacija yra kitokia. Maduro pavaduotojai liko šalyje. Šeštadienį jie pareiškė, kad yra vieningi, pasiruošę ir pasirengę atremti bet kokį Amerikos įsiveržimą. Tarp jų yra antras pagal įtaką šalies pareigūnas, ministras Diosdado Cabello. Taip pat yra gynybos ministras Vladimiras Padrino ir yra nacionalinės asamblėjos pirmininkas bei Maduro vyriausiasis derybininkas Jorge Rodriguezas, kuris yra viceprezidentės Delcy Rodriguez brolis. Jungtinės valstijos paskyrė $25 milijonų premiją už Cabello ir $15 milijonų premiją už Padrino galvas. Abu vyrai neigia bet kokį dalyvavimą narkotiko kontrabandoje. Abu jie lieka Venesueloje, turėdami savo kontrolėje didelės ginkluotasias pajėgas. Nesant aiškaus įpėdinio, o Maduro pagrindiniam šalininkams tebesant ginkluotėms ir užimant įtakingas pozicijas, baimė dėl valdžios vakumo yra reali. Ekonominė krizė, dėl kurios jau beveik 8 milijonai Venesuelos gyventojų buvo priversti išvykti į tremtį, gali dar labiau pagilėti. Šalies infrastruktūra yra sugriauta. Klausimas, kas iš tikrųjų valdo Venesuelą, lieka be atsakymo. Ir čia reikia prisiminti, o kas buvo Maduro, kaip jis atėjo į valdžią ir kodėl jis liko valdžioje. Nikolas Maduro niekada neturėjo tapti Venesuelos vadovu. Jis buvęs profsąjungos aparačikas, neturėjo savo pirmtako Hugo Chaveso energijos, charizmos ar gebėjimo mobilizuoti tautą. Jo paskirimas užsienio reikalų ministru atsižvelgiant į jo diplomatijos patirties trūkumą buvo netikėtas. Mat jis anksčiau yra buvęs autobusų profsąjungos vadovas. Tačiau Maduro žinojo, kaip likti Chavezo šešėlyje. Jis tapo nepakeičiamas. Jis organizavo santykių suartėjimą be kita ko su Putino Rusija. 2012 metais Maduro tapo viceprezidentu. Tada, kai 2013 mirė Chavezas, Maduro tapo laikinuoju vadovu. 2013 jis buvo išrinktas nedidelių balsų skirtumų, surinkęs 50,6% balsų. Jo priešininkas Enrique Caprilesas jau tuomet kaltino jį pažeidimais. Balsų perskaičiavimas taip niekada ir neįvyko. Maduro greitai susidūrė su blogėjančia Venesuelos ekonomika. Ekonomika buvo tada paralyžiuota dėl naftos pajamų žlugimo. Didelė infliacija jau 2014 sukėlė plačius protestus. Po metų opozicija laimėjo daugumą vietų parlamente. Tai buvo pirmas kartas nuo revoliucijos, tačiau prezidentas atsisakė dalytis valdžia. Tai dar labiau paaštrino politinę vidinę krizę. Susidūrė su savo tautos pykčiu, Maduro pasirinko represijas. Generalinė prokurorė bandė pasipriešinti režimo autoritariniams pokyčiams. Ji buvo gąsdinama kariuomenės nuolat, kol galiausiai buvo priversta pabėgti iš šalies. Per suklastotus rinkimus perrinktas Maduro režimas pernai buvo prie žlugimo ribos. Venesuela yra išsekusi šalis. Jos ekonomika yra sugriauta. Beveik 8 milijonai žmonių buvo priversti išvykti iš šalies. Tai yra daugiau nei ketvirtadalis gyventojų. O Maduro vadovaujama valdančioji klasė buvo labiau susirūpinusi savo turtų didinimu nei šalies gynyba. Ji buvo sudaryta iš korumpuotų karininkų, kurie sistemingai plėšė valstybę. Jie susivienijo su narkotikų karteliais, jie savo veiksmingumą parodė tik prieš neginkluotą demokratinę opoziciją. Režimas netgi kurį laiką sustiprėjo, ypač kai tarptautinis spaudimas sumažėjo, mat keliose Latino Amerikos šalise į valdžią grįžo kairieji. Karas Ukrainoje pakeitė geopolitinę padėtį. Jis paskatino daugelį vakarų šalių sušvelninti savo diplomatinę poziciją autoritarinį valstybės vadovą Maduro atžvilgiu. Jos norėjo gauti prieigą prie Maduro šalies naftos atsargų, kurios tapo labai svarbios dėl sankcijų Rusijai. Mainais Maduro pažadėjo leisti surengti laisvus rinkimus. Tačiau šie pažadai taip niekada ir nebuvo ištesėti.
Politiniu požiūriu Amerikos operaciją palengvino pažengęs Maduro režimo nuosmukis. Daugelio metų Hugo Chavezo įpėdinis išlaikė savo galę tik jėgos pagalba. Užsienio parama Venesuelos saugumo aparatui taip pat buvo susilpnėjusi. Kubos žvalgybos tarnybos, kurios teikė paramą, nukentėjo nuo pačios Kubos ekonominės krizės, mat Kuba yra ant bankroto ribos. Irano indėlis sumažėjo po to, kai Iranas buvo nugalėtas Izraelio, o Rusija yra užsiėmusi karu Ukrainoje. O dabar pakalbėkime apie tai, ar Maduro tikrai prekiavo narkotikais ir ar organizavo jų tiekimą į Jungtinės valstijas. Amerikos prokurorai kaltina Maduro esant Saulės kartelio vadovu. Tai laisvai susibūrusi organizacija, kurią sudaro aukšto rango generolai ir pareigūnai, kurie daugiau nei 2 dešimtmečius įtariami ėmė milijonus dolerių kyšių iš Kolumbijos partizanų lyderių. Prokurorai teigia, kad partizanai finansavo savo karą prieš Kolumbijos vyriausybę per Venesuelą į Jungtinės valstijas ir į Europą gabendami 1000 tonų kokaino. Grupės pavadinimas reiškia auksinės saulės, kurias Venesuelos generolai nešioja ant savo uniformų antpečių. Jos atitinka amerikiečių generolų žvaigždės. Kaltinamajame akte teigiama, kad pirmiausia Chavezo režimas, o tik vėliau Maduro, kuris pradėjo eiti pareigas po Chavezo mirties 2013-aisiais, teikė pirmenybę kokaino naudojimui kaip ginklui prieš Ameriką. Prokurorai Venesuelos narkotikų kontrabandos ryšius sieja su vėlioniu Chavezo laikotarpiu. Jis įsakė generolams tiekti ginklus FARC, Kolumbijos revoliucinėms ginkluotosiams pajėgoms. Jungtinės valstijos FARC grupuotę pripažino teroristinę nuo 1997 iki 2021. Ši grupuotė jau nebeveikia. 2016-aisiais ji pasirašė taikos sutartį su Kolumbijos vyriausybė. Kaltinamajame akte teigiama, kad Maduro suteršė visas viešasias pareigas, kurias ėjo. Jis kaltinamas kokaino gabenimu, kai buvo Venesuelos nacionalinės asamblėjos narys. Būdamas užsienio reikalų ministru, jis išdavė diplomatinius pasus narkotikų kontrabandininkams. Prokurorai teigia, kad jis padėjo suteikti diplomatinę priedangą lėktuvams, kuriais pinigų plovėjai persiuntė narkotikų pajamas iš Meksikos į Venesuelą. Narkotikų kontrabanda įsiskverbė giliai į Maduro šeimą. 2015-aisiais 2 Maduro žmonos Flores sūnėnai buvo suimti per operaciją Haityje. Prokurorai teigia, kad jie pasiūlė narkotikų kontrolės administracijos slaptiesiems agentams 100 kg kokaino. 2 sūnėnai agentams sakė, kad jie tokiu būdu kariauja su Jungtinėmis valstijomis. Kaltinamajame akte teigiama, kad jie giriasi savo ryšiais su aukštais FARC grupuotės vadais. 2016-aisiais Niujorke nuteisti sūnėnai buvo paleisti mainais į 7 amerikiečių kalinius po 6 metų. Kiti 2 įtariami Saulės kartelio nariai jau yra Amerikos kalėjimuose. Jie galėtų liudyti prieš Maduro. Tai generolas Hugo Carvajalis, buvęs Venesuelos karinės žvalgybos vadovas, vadinamas Viščiuku dėl savo ilgo kaklo. Ir generolas Cliveras Alcala, kuris prisipažino padėjęs kontrabandą vežti narkotikus į Jungtinės valstijas. Maduro neigia kaltinimus. Tai blogiausias melagingų naujienų paskleistų prieš mūsų šalį pavyzdys, siekiant pateisinti ginkluoto konflikto eskalavimą, kuris turės katastrofiškų pasiekmių visam žemynui, rašė jis dar rugsėjo mėnesį laiške Trumpui, ragindamas pradėti dialogą. Kai kurie Venesuelos ekspertai mano, kad prokurorams bus sunku įrodyti Maduro dalyvavimo narkotikų prekyboje. Teisiškai didžiausia problema, su kuria jie susidurs, bus įrodyti teisme, kad Saulės kartelis iš viso egzistuoja ir kad jis jam vadovauja, sakė Brianas Naranjo, buvęs vyresnysis Jungtinių valstijų diplomatas, dirbęs nemažai metų Venesueloje. Didžioji dalis į Jungtinės valstijas vežamo kokaino yra gabenama iš Kolumbijos Ramiojo vandenyno pakrantės ir kaimyninio Ekvadoro. Skirtingai nuo tokių narkotikų kontrabandos organizacijų kaip Meksikos Jalisco kartelis, Saulės kartelis nėra hierarchinis. Tai labiau išsisklaidęs tinklas, kurį daugiausiai sudaro karininkai, kurie palengvina narkotikų gabenimą ir už tai gauna atlygį, sakė Karakase įsikūręs tarptautinės krizės grupės analitikas Philas Gansonas. Tai patogus pavadinimas laisvai ir kartais nesutarimų turinčia generolo ir aukštų vyriausybės pareigūnų grupiai, kuri klesti Venesuelos didžiulės korupcijos sąlygomis. Maduro padėtis primena kito Lotynų Amerikos diktatoriaus, buvusio Panamos lyderio generolo Manuelio Noriegos padėtį. Buvęs Jungtinių valstijų sąjungininkas, Noriega pateko į nemalonę po to, kai įsitraukė į rinkimų klastojimą. Jis buvo apkaltintas sąmokslu su narkotikų kontrabandininkais dėl kokaino gabenimo į Jungtinės valstijas. Kaip jau minėjau anksčiau, prieš 35 metus Jungtinės valstijos įsiveržė į Panamą ir po 2 savaičių suėmė Noriegą.
92-aisiais Majamio federalinis teismas jį nuteisė už narkotikų kontrabandą ir skyrė 40 metų kalėjimo bausmę. Jis atliko 17 metų bausmę ir galiausiai buvo išduotas Panamai, kur mirė 2017-aisiais. Tačiau kaltinimai narkotikų kontrabanda tai tik viena iš galbūt tikrųjų priežasčių, kodėl Amerika būtent dabar nusprendė pakeisti Venesuelos režimą. Nieka mažiau svarbios, o gal net svarbesnės yra kitos priežastys, apie kurias dabar jums ir papasakosiu. Venesuela turi didžiausius naftos išteklius pasaulyje. Tai faktas, kurio negalima ignoruoti, bandant suprasti, kodėl Jungtinės valstijos ėmėsi karinių veiksmų prieš Maduro. Vienas aukštas Meksikos pareigūnas sakė, kad Trumpas tiesiog siekė perimti Venesuelos didelius naftos telkinius. Pats Trumpas aiškiai pareiškė savo susidomėjimą Venesuelos nafta. Jis sakė, kad amerikiečių naftos kompanijos investuos čia milijardus, kad atstatytų jos naftos infrastruktūrą po to, kai Jungtinės valstijos atliks karinę operaciją. Infrastruktūra yra sugriauta dėl ilgametės netinkamos vadybos ir sankcijų. Gamyba smarkiai sumažėjo. Amerikos kompanijos mato didžiulės rekonstrukcijos sutartis ir milijardų investicijų galimybės. Įdomu tai, kad Maduro pats pasiūlė tai prieš operaciją. Trumpas atskleidė, kad pastarosiomis dienomis Maduro bandė sustabdyti Amerikos reidą. Maduro pasiūlė Jungtinėms valstijoms prieigą prie Venesuelos naftos. Amerikos pareigūnai sakė, kad pagal gruodžio 23 dienos pasiūlytą sandorį Maduro būtų palikę šalį ir išvykęs į Turkiją. Nikolas Maduro pasiūlė suteikti Amerikos bendrovėms lengvatinę prieigą prie visų esamų ir būsimų naftos ir kasybos projektų, nukreipti naftos eksportą iš Kinijos į Jungtinės valstijas ir žymiai sumažinti bendradarbiavimą su Kinijos, Irano ir Rusijos bendrovėmis, prisiminė vienas ekspertas. Tačiau Trumpo administracija šį pasiūlymą atmetė. Amerikos analitikams Trumpo atsisakymas kelia daug klausimų. Jei Trumpas galėjo gauti tai, ko norėjo diplomatinėmis priemonėmis, kodėl pasirinko karines? Atsakymas gali būti susijęs su kontrolės lygiu. Susitarimas su Maduro vis tiek paliktų jį valdžioje. Okupacija suteikia Jungtinėms valstijoms tiesioginę kontrolę pasirūpinti Venesuelos naftos infrastruktūra ir ateitimi. Kai kurie ekspertai atkreipia dėmesį, kad Venesuela nėra tokia didelė tarptautinės narkotikų prekybos dalyvė kaip kitos šalis. Didžioji dalis kokaino į Jungtinės valstijas patenka iš Kolumbijos Ramiojo vandenyno pakrantės ir Ekvadoro. Narkotiko kontrabandos pateisinimas gali būti tiesiog priedanga naftos interesams. O ekonominės galimybės Venesueloje yra milžiniškos. Dešimtmečius trukęs naftos renginių nuosmukis reiškia, kad Amerikos įmonės galėtų užsitikrinti ilgalaikę gamybos kontrolę. Jos galėtų pertvarkyti pasaulinę naftos rinką ir galėtų užtikrinti, kad Venesuelos nafta tekėtų į Amerikos perdirbimo gamyklas, o ne į Kiniją ar pas kitus konkurentus. Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos dabar valdo Venesuelą ir šiame kontekste tai atrodo logiška. Okupacija leidžia atlikti giluminę naftos sektoriaus restruktūrizaciją, kuri ateinančius dešimtmečius būtų naudinga Amerikos įmonėms. Tai ne tik naftos gavyba šiandien, tai klausimas, kas kontroliuos infrastruktūrą, sutartis ir pelną keletą dešimtmečių į priekį. Maduro kaltinimai dėl narkotiko kontrabandos yra puikus motyvas, o naftos atsargos yra puikus verslo argumentas. Tačiau gilesnė strateginė priežastis, dėl kurios Maduro yra nušalinamas nuo valdžios, yra susijusi su Kinija ir Rusija. Venesuela tapo placdarmu pagrindiniams Amerikos geopolitiniams konkurentams regione, kurį Jungtinės valstijos ilgą laiką laikė savo kiemu. Jau daugiau nei 2 dešimtmečius Kinija įgyvendina vieną iš agresyviausių ekonominių įsiskverbimo strategijų Venesueloje, transformuodama santykius, kurie šimtmečio sandūroje beveik neegzistavo, į finansinę priklausomybę, kuri iš esmės pakeitė Venesuelą. Tai nėra istorija apie abipusį naudingą partnerystę ar bendradarbiavimą. Kai 1999-aisiais Hugo Chavezas atėjo į valdžią Venesueloje, Kinijos ir Venesuelos santykiai buvo praktiškai nuliniai. Tačiau 2012-aisiais, pasibaigus trečiajai Chavezo kadencijai, socialistiniai režimai Karakase ir Pekine buvo sukūrę tai, ką jie patys vadino nesulaužoma sąjunga. Šį pokytį lėmė sutampantis interesai. Chavezui reikėjo kapitalo ir alternatyvos Amerikos dominuojamai tarptautiniai finansų sistemai, o Kinijai labai reikėjo naftos savo pramonės plėtrai. Laikas tada buvo kritinis. 1993-aisiais Kinija pirmą kartą tapo naftos importuotoja. 2008-aisiais Kinija pusę savo naftos poreikių tenkino importų. Venesuela, turinti didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos išteklius, pasiūlė patrauklų sprendimą. Tačiau čia buvo ir geopolitinis aspektas. Chavezo aršus antiamerikietiškumas ir jo vizija apie alternatyvę pasaulinę tvarką puikiai atitiko Pekino norą mesti iššūkį Amerikos įtakai Lotynų Amerikoje, tradiciškai laikomoje išskirtinė Vašingtono įtakos sfera.
Pirmieji esminiai susitarimai buvo sudaryti 2001-aisiais per Čavezo vizitą Maskvoje, tačiau tikrasis pagreitis prasidėjo 2006-aisiais. Tais metais Kinija suteikė Venesuelai $2 milijardų paskolą. Po metų ši suma išaugo iki 7 milijardų, o 2009-aisiais Kinija paskolino dar 8. Tada po metų įvyko lūžis, kai per 1 metus Venesuelai buvo paskolinta maždaug $27 milijardai. Kinijos sukurta finansinė architektūra verta atidaus tyrimo, nes jie atspindi modelį, kurį Pekinas taiko visame besivystančiame pasaulyje. Ypač šalyse turinčiose vertingų gamtinių išteklių ir autoritarinės vyriausybės, pasirengusias įkeisti savo ateitį. 2007-aisiais Kinija ir Venesuela įsteigė Kinijos ir Venesuelos bendrą fondą, sujungdamos $4 milijardus iš Kinijos plėtros bankų ir $2 milijardus iš Venesuelos ekonomikos ir socialinės plėtros banko. Fondo deklaruotas tikslas buvo finansuoti Venesueloje Kinijos įmonių statomus infrastruktūros projektus. Klasikinis susitarimas, pagal kurį pinigai iš tikrųjų niekada neiškeliauja iš Kinijos, o tiesiogiai patenka į Kinijos valstybinės įmonės. Tačiau tikrasis svertas buvo naftos pardavimo sutartis, įtrauktos į šiuos susitarimus. Venesuela įsipareigojo kasdien parduoti ne mažiau kaip 100 000 barelių naftos Kinijos valstybiniai naftos prekybos įmoniai China Oil, iš anksto sutartomis kainomis. Tai nebuvo paprastas eksporto kontraktas, tai buvo skolos užstatas. Būsima naftos gamyba tapo garantija esamoms paskoloms, iš esmės įkeisdama pagrindinį Venesuelos nacionalinį turtą – Kinijos skolai padengti. Šio skolinimo mastas yra stulbinantis, jei įvertinti reikėtų regioniniu kontekstu. Mat nuo 2006 iki 2028 Kinija suteikė Venesuelai daugiau nei $62 milijardus paskolų. Norint suprasti, koks tai dydis ir kiek tai buvo sudėta pinigų į vieną šalį, buvo paskaičiuota, kad vien tik tai Venesuela gavo net 53% visų suteiktų paskolų visoms Lotynų Amerikos šalims kartu sudėjus. Paskolos poveikia energijos gavybą. Iš 17 Kinijos paskolų Venesuelai 12 iš viso $55 milijardai buvo skirta būtent energetikos sektoriui. Tai nebuvo investicijos į Venesuelos ekonomikos diversifikavimą, o paskolos skirtos užtikrinti nuolatinį naftos tiekimą Kinijai. Svarbiausias Kinijos įsipareigojimas buvo prisiimtas 2010-aisiais, kai Kinijos nacionalinė naftos bendrovė užsitikrino 25 metų žemės nuomos teisę už 40% investiciją į dalį Orinoko juostos. Šis regionas esantis centrinėje Venesuelos dalyje turi vienus iš turtingiausių naftos telkinių pasaulyje, ypač sunkiosios naftos atsargas, kurių dydis siekia be daugiau nei 200 milijardų barelių. Tai nebuvo tik komercinis sandoris, Orinoko juosta simbolizuoja Venesuelos energetikos ateitį. Užsitikrinusi kelių dešimtmečių teisę į šį išteklių, Kinija užsitikrino galimybę gauti naudos iš Venesuelos naftos gavybos, nepriklausomai nuo to, kas valdys Karakase ar kaip kris pasaulinės naftos kainos. 40% nuosavybės dalis reiškia, kad Kinija ne tik pirko naftą, bet ir įsigijo kontrolę sprendimams dėl gavybos, plėtros prioritetų ir eksporto paskirties. Dominavimas energetikos sektoriuje suteikia Kinijai nepaprastą įtaką. Nafta sudaro net 95% Venesuelos eksporto. Kontroliuodama naftos sektoriaus prieigą prie kapitalo, finansuodama gamybos įrangą ir užtikrindama ilgalaikę dalį vertingiausiose telkiniuose, Kinija įgijo didžiulę galią politinėse, ekonominėse ir socialinėse Venesuelos struktūrose. Nors santykiuose dominavo nafta, Kinijos interesai Venesueloje apėmė ir kitus gamtinius išteklius. Venesuela turi didelius aukso, deimantų, geležies rūdos, boksito išteklius, kurie yra būtini šiuolaikiniams technologijoms ir gamybai. Kinijos įmonės gavo teisę naudotis kasybos leidimais. Buvo taikomas tas pats skolos už išteklius modelis. Kinijos paskolos finansavo kasybos infrastruktūrą, o grąžinimas buvo sureguliuotas per garantuotą mineralų eksportą į Kiniją. Tai leido Kinijai užsitikrinti prieigą prie šių išteklių. Techniškai tai buvo komerciniai susitarimai tarp partnerių, o ne primestos sąlygos. Tačiau iš tikrųjų šių susitarimų neskaidrumas yra didžiulis. Kinijos investicijos paprastai yra tiesioginės užsienio investicijos nukreiptos per Honkongą į neatskleistas galutinių gavėjų sąskaitas, o Kinijos bankai niekada nepateikia išsamios informacijos apie skolinimą pagal šalis. Venesueloje ypač sunku buvo atsekti sandorius. Kinija atsisakė prisijungti prie Paryžiaus klubo, kuris nustato dvišalių investicijų standartus. O tai reiškia, kad tarptautinė bendruomenė turi ribotas galimybės patikrinti visą Kinijos investicijų mastą ar jų sąlygas. Ekonominiai santykiai užtikrino ir politinę paramą. Venesuela tapo viena iš patikimiausių Kinijos diplomatinių rėmėjų ginčytinais tarptautiniais klausimais.
Kai Kinija susidūrė su kritika dėl savo politikos Irano ar Šiaurės Korėjos atžvilgių, Venesuela ją gynė. Kai kilo diskusijos dėl alternatyvų dolerių dominuojančiai tarptautiniai finansų sistemai, Venesuela paremė Kinijos pasiūlymus. O kai Kinija susidūrė su tarptautiniu spaudimu dėl žmogaus teisių klausimų, Venesuela tarptautiniuose forumuose patikimai balsavo kartu su Pekinu. O prieš 2 metus Kinija ir Venesuela oficialiai pasirašė abipusių investicijų apsaugos susitarimą. Iš pirmo žvilgsnio tai apsaugojo Kinijos investicijas Venesueloje ir Venesuelos investicijas Kinijoje. Iš tiesų, atsižvelgiant į didžiulę investicijų srautų asimetriją, milijardai tekėjo iš Kinijos į Venesuelą, o Venesuelos investicijos Kinijoje buvo minimalios. Tai buvo Pekino siekis užsitikrinti teisinės garantijas savo Venesuelos turtui. Kai prieš 2 metus Venesuelos prezidentų rinkimų rezultatai sulaukė didelio tarptautinių stebėtojų abejonių, Kinija nedelsdama patvirtino Maduro pergalę. Tai buvo politinis sprendimas, atspindintis Kinijos investicijas į Maduro išlikimą valdžioje. Tas pats modelis pasikartojo, kai opozicijos lyderis Juanas Guaido 2019-aisiais paskelbė save laikinuoju prezidentu. Kinija kartu su Rusija vetavo Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją, raginančią surengti naujus rinkimus ir suteikė svarbę tarptautinę paramą Maduro ginčijamai vyriausybei. Trumpas viską suprato, tad aiškiai pareiškė, kad jo tikslas yra susilpninti Kinijos ekspansiją Venesueloje. Dar pernai kovą Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė, kad visoms šalims importuojančiams Venesuelos naftą bus taikomas 25% muitas. Ši priemonė buvo aiškiai nukreipta prieš Kiniją. Trumpas tai pagrindė tariama Karakaso vyriausybės priešiškumu ir nusikaltėlių siuntimu į Jungtinės valstijas. Pašalindamas Maduro iš valdžios, Trumpas siunčia žinią Pekinai. Tai patvirtino keletas administracijos šaltinių. Tikslas – neleisti Kinijai įsitraukti į Venesuelos naftos sektorių. Taip pat tikslas – nutraukti su nuolaida parduodamos naftos tiekimą, kurią Kinija perka iš Venesuelos šešėlinės tanklaivių flotilės, apeinančios Amerikos sankcijas. Dar vienas tikslas – parodyti Amerikos pasiryžimą panaudoti karinę jėgą prieš vyriausybės, kurios pernelyg glaudžiai bendradarbiauja su Pekinu. O Rusijos įsitraukimas į Venesuelos reikalus buvo nemažiau svarbus, nors ir kitokio pobūdžio. Kinija teikia ekonominę paramą, o Rusija karinę. Rusija aprūpino Maduro Suchoi naikintuvais, sraigtasparniais, tankais ir oro gynybos sistemomis. Per Amerikos ataką Karakaso centre esančioje La Carlota karinėje bazėje buvo pastebėta sudegusi Rusijos tiektų priešlėktuvinių raketų serija. Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė griežtą pasmerkimą Amerikos veiksmams. Jie pavadino tai ginkluotą agresiją prieš Venesuelą. Pareiškime teigiama, kad ideologinis priešiškumas nugalėjo verslo pragmatizmą. Rusija paragino skubiai sušaukti Jungtinių tautų saugumos tarybos posėdį. Tačiau pastaraisiais metais Venesuelos, Kinijos ir Rusijos aljansas silpnėjo. Užsienio paramą Venesuelos saugumo aparatui teikė Kubos žvalgybos tarnybos. Prisidėjo Iranas ir Rusija. Visi 3 šie rėmėjai turėjo problemų. Kuba yra ant bankroto ribos ir negali teikti tokio lygio žvalgybos paramos, kokią teikia anksčiau. Iranas buvo kariniu požiūriu nugalėtas Izraelio, o Rusija yra užsiėmusi karu Ukrainoje. Šis Venesuelos užsienio rėmėjų susilpnėjimas atvėrė galimybių langą Jungtinėms valstijoms. Operacijos laikas nebuvo atsitiktinis. Trumpas ir jo patarėjai žinojo, kad tradiciniai Venesuelos sąjungininkai nėra pajėgūs reikšmingai reaguoti. Po smūgio administracijos šaltiniai pabrėžė, kad tai buvo griežtas įspėjimas priešiškiams Lotynų Amerikos lyderiams, siekiantiems ryšių su Pekinu ir Maskva. Trumpas pats pabrėžė šį punktą savo viešuose pareiškimuose. Buvęs nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas tai išsakė atvirai. Tai seniai turėjo vykti, o Venesuelos atveju net pavėluotai, sakė Boltonas dienraščiui The Telegraph. Tai rodo požiūrį, kad Venesuela ilgą laiką buvo pernelyg draugiška Amerikos priešams, o Kinija buvo tik paskutinė iš probleminių partnerių. Venesuela, turinti didžiausius naftos išteklius pasaulyje, yra tik paskutinis pavyzdys, iliustruojantis platesnį administracijos požiūrį. Jungtinės valstijos atrenka šalis turinčias ryšių su Kinija Lotynų Amerikoje ir už jos ribų. Pavyzdžiui, pažvelkime į Gajaną. Jungtinės valstijos sustiprino ryšius su šia maža Pietų Amerikos šalimi. Tuo tarpu Kinija supyko dėl stiprinamų ryšių. Pekinas su Gajana prekiauja gana intensyviai, apyvarta siekia apie $1,5 milijardo per metus. Kinija investavo į eilę didelių infrastruktūros projektų, kuriuos vykdo kinų įmonės. Amerikos žingsnis Gajanoje aiškiai skirtas Kinijos įtakai neutralizuoti. O Buenos Airėse Trumpas planuoja pirkti Argentinos uraną, siekdamas neutralizuoti Kinijos įtaką. Kinija investavo 10 milijonų į projektus Argentinoje. Kinija tapo antra pagal dydį Argentinos prekybos partnerė ir didžiausia jos žemės ūkio eksporto pirkėja. Vėlgi Jungtinės valstijos ir čia siekia išstumti Kinijos ekonominę galią.
Amerikos administracija teigia, kad šis požiūris duoda rezultatų. Po sekretoriaus Rubio ir gynybos sekretoriaus Pito Hekseto vizitų Panama paskelbė, kad pasitrauks iš Pekino juostos ir kelio iniciatyvos. Tai buvo reikšminga diplomatinė Jungtinių valstijų pergalė. Be Amerikos Baltųjų rūmų strateginis posūkis apima ryšių su 54 Afrikos šalimis stiprinimą. Afrika tapo nauja Vašingtono ir Pekino konkurencijos arena. Kinijos apribojimai retųjų žemių mineralų eksportui taikomi atsakomosiuose prekybos karo su Jungtinėmis valstijomis priemonėse ir privertė administraciją ieškoti kitų rinkų. O Afrika ir yra ta rinka, kurioje galima rasti atsakymus. Užkulisiuose Amerikos pareigūnai pažymėjo Afriką kaip kitą strateginio augimo šaltinį besitęsiančioje techninėje konkurencijoje su Kinija. Konkurencija dėl įtakos yra pasaulinė, o Venesuela yra tik viena iš kovos arenų. Administracija norėjo Maduro pavyzdžių parodyti, kaip rimtai ši administracija vertina priešiškų Lotynų Amerikos lyderių siekiančių ryšių su Pekinu ir Maskva grėsmę. Trumpas tai pabrėžė po smūgio. Žinia buvo aiški, jei siekite susivienyti su Kinija ir Rusija, labai rizikuojate. O skatinant amerikiečių investicijas Venesueloje, Kinija buvo išvyta iš šalies. Tai nutrauktų pigios žalios naftos srautą. Tai parodytų, kad vakarų pusrutulyje dominuojanti jėga yra Jungtinės valstijos, o ne Kinija. Iš Trumpo administracijos perspektyvos operacija Venesueloje tarnauja keliems tikslams. Jis sprendžia narkotikų kontrabandos problemą, nors ekspertai abejoja, ar tai iš tiesų yra pats svarbiausias klausimas. Ji užtikrina prieigą prie didžiausių pasaulyje naftos atsargų. Bet svarbiausia, išstumia Kinijos ir Rusijos įtaką regione, kurį Jungtinės valstijos laiko gyvybiškai svarbiu savo nacionaliniam saugumui. Dabar kyla klausimas, ar ši strategija bus sėkminga? Ar kitos Lotynų Amerikos šalės iš baimės priartės prie Jungtinių valstijų? Ar jos piktinsis dėl Amerikos karinės intervencijos ir sieks atsverti Amerikos galę, stiprindamos ryšius su Kinija ir Rusija? Atsakymą į šį klausimą formuos vakarų pusrutulio geopolitika ateinančiais metais. O kokios bus pasiekmes pačiai Venesuelai, visam žemynui ir tarptautiniam saugumui? Nikolo Maduro suėmimas turės pasiekmių, kurios bus tarptautinės. Tai, kas įvyks per ateinančias savaitės ir mėnesius, turės įtakos ne tik Venesuelai, bet ir visai Lotynų Amerikai bei pačiai tarptautiniai sistemai. Pačiai Venesuelai padėtis yra sudėtinga ir neaiški. Šalis jau buvo sugriauta prieš amerikiečių operaciją. Beveik 8 milijonai gyventojų buvo priversti išvykti į užsienį. Tai yra daugiau nei ketvirtadalis visų Venesuelos gyventojų. Ekonomika yra sugriauta, infrastruktūra žlunga. Dabar, kai Maduro nėra ir nėra aiškios valdymo struktūros, padėtis gali dar labiau pablogėti. Pilietinio konflikto tarp Venesuelos politikų ir kariškių rizika yra reali. Nesant aiškaus įpėdinio plano ir Maduro pagrindiniams šalininkams tebebūnant ginkluotėms ir užimant valdžios pozicijas, Venesuela persekioja baimę dėl valdžios vakumo. Įvairios karinės frakcijos gali pradėti kovoti dėl kontrolės tarpusavyje. Įvairios politinės grupės gali pradėti varžytis dėl valdžios. Humanitarinė krizė, dėl kurios milijonai žmonių jau buvo priversti išvykti į užsienį, gali dar labiau paaštrėti. Maisto ir degalų trūkumas greičiausiai tik sustiprės. Jau ir taip nepatikima elektros tinklo sistema gali žlugti visai. Klausimas, kas iš tikrųjų valdo Venesuelą, lieka neatsakytas. Ar dabar šalį valdo Jungtinės valstijos, kaip teigia Trumpas? O gal atsiras Venesuelos veikėjai, kurie užpildys šią tuštumą? Pasiekmes bus juntamos visoje Lotynų ir Pietų Amerikoje. Labiau į kairę linkę lyderiai, kurie kovojo su prezidento Trumpo prekybos ir muito politika, jau pasipiktinę. Kolumbija paragino surengti skubų Jungtinių tautų saugumos tarybos posėdį. Meksika kritikavo operaciją kaip motyvuotą naftos interesais. Visame regione iškilo prisiminimai apie ankstesnės Amerikos intervencijas Gvatemaloje, Čilėje ar Nikaragvoje. Dabar į pirmą vietą iškyla regionų nepriklausomybės klausimai. Jei Jungtinės valstijos gali karinė jėga nuversti Venesuelos prezidentą, kas sustabdys panašias operacijas kitur? Kas bus, jei Bolivijos, Nikaragvos ar kitų šalių vyriausybės taps pernelyg draugiškos Kinijai ir Rusijai? Ar Amerikos pajėgos smogs ir ten? Šie įvykiai yra išskirtiniai šiuolaikinėje istorijoje. Jie žymi naują skyrių pasaulio geopolitikoje. Ar tai paskatins kitas intervencijas? Tai klausimas, kurį kelia daugelis Lotynų Amerikos šalių. Precedentas jau sukurtas. Didžiosios valstybės gali įsiveržti į mažesnes šalis, jei pateikia įtikinamą pateisinamą. Tarptautiniai teisėjai tai gali turėti didelių pasiekmių. Jungtinės tautos įspėjo, kad įvykiai Karakase sudaro pavojingą precedentą. Kyla klausimas, ką tai reiškia tarptautiniai sistemai. Kas atsitiks, jei Kinija ar Rusija pareikš panašius pateisinimus savo karinėms operacijoms? Kinija galėtų pareikšti, kad jai reikia įsikišti Taivane, kad kovotų su separatizmu ir apsaugotų Kinijos piliečius.
Rusija galėtų pareikšti, kad jai reikia įsikišti Baltijos valstybėse, kad apsaugotų rusakalbius gyventojus. Abu atvejai būtų tarptautinės teisės pažeidimai, kaip ir operacija Venesueloje, tačiau precedentas jau sukurtas. Amerikos užsienio politikai šią operaciją žymi esminį prieštaravimą. Trumpas kandidatavo į prezidento postą, žadėdamas, kad Jungtinės valstijos nedalyvaus režimų keitimo karuose. Jis kritikavo intervencijas Irake ir Afganistane. Jis pažadėjo pargabenti amerikiečių karius namo ir sutelkti dėmesį į vidaus problemas. Tačiau dabar jis keičia valdžią kitose šalise. Respublikonų ir MAGA reakcija nėra aiški. Kai kurie respublikonai palaikys Trumpą, nesvarbu, ką jis darys. Kiti, kurie nuoširdžiai tikėjo jo retoriką, gali jaustis išduoti. Karinė sėkmė trumpuoju laikotarpiu negarantuoja politinės sėkmės ilgalaikėje perspektyvoje. Nes, pavyzdžiui, gali būti keliamas klausimas, o kiek truktų okupacija, jeigu Amerika tikrai nuspręstų kontroliuoti Venesuelą? Kiek tai kainuotų pinigų ir gyvybių, jei bus Venesuelos pasipriešinimas? Tai klausimai, į kuriuos kol kas nėra atsakymų. O palyginimai su Iraku ir Afganistanu yra neišvengiami. Abiejų šalių intervencijos prasidėjo greitomis karinėmis pergalėmis ir abi virto ilgomis brangiomis okupacijomis, kurios nesugebėjo sukurti stabilių demokratinių vyriausybių. Trumpas tvirtina, kad šį kartą bus kitaip. Jis sako, kad Amerikos naftos kompanijos investuos ir atstatys šalį. Jis sako, kad Venesuela klestės pagal Amerikos nustatytas gaires. Tačiau daugelis abejojo panašiais pažadais Irake ir Afganistane ir tie skeptikai buvo teisūs. Didžiųjų valstybių konkurencijai tai žymi naują ir pavojingą etapą. Operacija Venesueloje aiškiai yra dalis platesnės Amerikos strategijos skirtos priešintis Kinijos įtakai visame pasaulyje. Kinijos reakcija buvo stipri. Pekinas pareiškė, kad yra giliai sukrėstas Maduro nušalinimu. Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad tokie Jungtinių valstijų veiksmai rimtai pažeidžia tarptautinę teisę ir Venesuelos nepriklausomybę bei kelia grėsmę taikai ir saugumui Lotynų Amerikoje ir Karibų regione. Karinė intervencija dabar yra priemonė prieš Kinijos įtaką. Jungtinės valstijos ne tik konkuruoja su Kinija ekonomikos ar diplomatijos srityje, jos yra pasirengusios naudoti karinę jėgą, kad nušalintų vyriausybės, kurios yra pernelyg draugiškos Pekinui. Tai smarkiai padidina didžiųjų valstybių konkurencijos įtampą. Ar šis požiūris bus sėkmingas ir ar atsisuks priešingai? Kitos Kinijai palankios šalis stebė situaciją su nerimu. Jei jos iš baimės priartės prie Jungtinių valstijų, strategija pasiteisins. Bet jei jos sustiprins ryšius su Kinija ar Rusija dar labiau, kad atsvertų Amerikos galią, strategija gali žlugti. Bet kuriuo atveju pasaulis tapo pavojingesnis. Rusija nors ir pasmerkė operaciją, iš tikrųjų gali iš jos gauti naudos. Putinas savo invaziją į Ukrainą pateisino teiginiais apie rusakalbių apsaugą ir kovą su vakarų įtaka. Dabar Trumpas savo invaziją į Venesuelą pateisino teiginiais apie kovą su narkotikų kontrabanda. Vienoje analizėje pažymėta, kad Putinas tikriausiai džiaugiasi Amerikos veiksmais, net jei Maduro režimas buvo palankus Rusijai. Kodėl Putinas turėtų būti patenkintas? Nes būtent ši operacija Venesueloje silpnina tarptautinės normas, kurios ribojo Rusijos elgesį. Jei Jungtinės valstijos gali įsiveržti į Venesuelą, Rusija turi daugiau pateisinimų savo veiksmams Ukrainoje ar kitur. Antrojo pasaulinio karo pabaigos tarptautinės tvarkos silpnėjimas naudingas revizionistinėms valstybėms, tokioms kaip Rusija ir Kinija, kurios nori pakeisti žaidimo taisyklės. Platesnė operacijos žinia apima kelis regionus. Energetikos ekspertas sakė, kad operacija buvo skirta daryti spaudimą Pekinui. Afrika buvo paminėta kaip kitas konkurencijos su Kinija arena. Konkurencija dėl retųjų žemių mineralų skatina Amerikos įsitraukimą į 54 Afrikos valstybės. Venesuela yra įspėjimas visoms Kinijai palankioms vyriausybėms. Tačiau lieka rimtų neatsakytų klausimų. Kaip Amerika pakeis valdžią Venesueloje? Trumpas sakė, kad dabar Amerikos pareigūnai atsakingi, bet nepateikė jokio grafiko. Kaip tai bus padaryta? Ar bus demokratiniai rinkimai, ar Jungtinės valstijos paskirs savo palankę vyriausybę? Panamos pavyzdys rodo, kad labiau tikėtina pastaroji galimybė, bet net ir tai nėra aišku. Kas atsitiks, jei Kinija imsis ekonominių atsakomųjų priemonių? Kinija galėtų įvesti muitus Amerikos prekiams. Kinija galėtų apriboti retųjų metalų eksportą, nuo kurių priklauso Amerikos technologijos. Kinija taip pat galėtų sustiprinti partnerystę su kitomis Lotynų Amerikos šalimis. Ekonominės pasekmės galėtų būti reikšmingos. O gal Venesuela taps dar vienu Afganistanu? Tai klausimas, kurį kelia daugelis operacijos kritikų Jungtinėse valstijose. Afganistanas taip pat prasidėjo greitų karinių laimėjimų. Afganistanas taip pat buvo pateisinamas kovos su terorizmu argumentais. Afganistanas tapo 20 metų klampynė, kuri baigėsi žeminančiu pasitraukimu. Ar Venesuela galėtų eiti tuo pačiu keliu? Ir ar tarptautinė teisė gali išlikti didžiųjų valstybių konkurencijos sąlygomis?
Tai gali būti svarbiausias klausimas iš visų. Po antrojo pasaulinio karo tvarka buvo sukurta remiantis idėja, kad valstybių santykius reguliuos tarptautinė teisė, o ne karinė galia. Jungtinės tautos buvo sukurtos siekiant užkirsti kelią būtent tokiems vienašališkiams kariniams veiksmams, kokius matėme Venesueloje. Tačiau jei galingiausios šalis ignoruoja tarptautinę teisę, kai tai joms tinka, visa sistema žlunga. Grįžtame į pasaulį, kuriame galia lemia teisę, į pasaulį, kuriame vienintelis agresijos stabdis yra karinė galia galinti jai pasipriešinti. Venesuelos ateitis yra neaiški, tarptautinė tvarka susilpnėjo, o didžiųjų valstybių konkurencija tapo pavojingesnė. Visa tai įvyko per kelias valandas šeštadienio rytą Karakase, Venesuelos sostinėje. Pasaulis stebi, kokį precedentą tai iš tiesų sukurs. Ar kitos šalis seks Amerikos pavyzdžių ir naudos karinę jėgą, kad nušalintų joms nepatinkančias vyriausybės? Ar tarptautinės institucijos, tokios kaip Jungtinės tautos, taps dar labiau nereikšmingos nei yra dabar? Ar matysime daugiau invazijų, daugiau okupacijų ir daugiau vienašališkų karinių veiksmų? Tai nėra abstraktus klausimai. Jie nulems, ar gyvensime pasaulyje, kuriame viešpatauja teisė, ar pasaulyje, kuriame viešpatauja jėga. Ar galėsime taikiai spręsti ginčius, ar galiausiai lemiamą vaidmenį ims vaidinti karinė jėga? Ar mažesnės šalys turės kokią nors apsaugą nuo didesnių šalių ambicijų? Ir atsakymą mums tikriausiai gali suteikti istorija. Paskutiniai šimtmečiai rodo, kad nors pasauliui po ilgų taikos metų atrodo, kad jau daugiau niekada nebegali būti barbariškų karų, jie grįžta su dar didesniu žiaurumu. Tad mūsų laukia tikrai įdomus ir neramus laikai. Ačiū Jums už dėmesį ir skirtą laiką. Ir žinoma, dėkui, kad remiate.